Sveiki. Nadi Šodana kvėpavimo pratimas išvertus reiškia kanalų valymą. Tai yra pakaitinis šnervinis kvėpavimas ir šiame kvėpavime mes kvėpuojam per skirtingas šnerves. Šis kvėpavimo pratimas padeda išvalyti ne tik kvėpavimo takus kanalus, bet taip pat ir energetinius kanalus, subalansuoja nervų sistemą, smegenų pusrutulių veikimą, atpalaiduoja, stabilizuoja mūsų vidinę ir išorinę energiją. Tai nuostabus pratimas, ypatingai tinkantis prieš meditacijas. Tad kaip daryti šį pratimą? Galim sėdėti ant kėdės arba ant žemės. Kairė ranka visada yra mudroje. Tai vadinasi, kai mūsų rodomasis pirštas susilenkia ir mes jį prispaudžiam prie nykščio. Padarom štai tokią mudrą ir padedam ant kairio kelio. Kvėpavimo pratimą visada darom užspaudinėdami šnerves dešinę ranką ir padarom štai tokią mudrą. Du pirštai tiesus, tai yra rodomasis ir didysis pirštai tiesus, nykščiu užspaudinėjam dešinę šnervę, o bevardžių pirštų kairę. Tai taip daugmaž atrodo rankos pozicija prie veido. Taip pat labai svarbu, kai laikom ranką prie veido, atpalaiduoti alkūnę, nelaikyti įtemptos rankos, nes labai greit pavargs ir pradės kliudyti mūsų kvėpavimo meditacijai. Dėl šios du pirštus prispaudžiam prie šeštojo centro, daugmaž tarpas tarp antakių. Ir visada pradedam pratimą užspaudami dešinę šnervę, įkvėpdami per kairę, iškvėpdami per dešinę. Ir taip tęsiam, įkvėpiam kairę, iškvėpiam dešinę, įkvėpiam kairę, iškvėpiam dešinę. Vėliau pasidarom pauzę ir kartuojam pratimą, šį kartą įkvėpdami per dešinę, iškvėpdami per kairę. Įkvėpiam per dešinę, iškvėpiam per kairę. Pratimą galima daryti greičiau, kaip ugninį kvėpavimą, pumpuojant iš pilvo. Arba galima daryti kaip diafragminį udžiai kvėpavimą, kvėpuojant šiek tiek lėčiau arba labai lėtai. Taip pat galima ir skaičiuoti, tai mes pabandysim šias technikas. Pabandykim kvėpuoti lėčiau, kai mes bandom įkvėpti per 4 sekundės ir iškvėpti per 4 sekundės. Pauzę įkvėpus ar iškvėpus nedarom. Įkvėpiam per kairę per 4, iškvėpiam per dešinę per 4 ir vėl per kairę įkvėpiam per 4, iškvėpiam per 10. O dabar atsisėskit patogiai, pabandysim šį pratimą, kad galėtumėt aiškiai pajaust skirtumus tarp greitesnio ir lėtesnio kvėpavimo. Kai sėdim, labai svarbu mūsų tiesus stuburas, atvira krūtinė ir smakras šiek tiek, ne per daug, bet labai nežymiai palenktas į priekį, kad mūsų kvėpavimo takai būtų laisvi, galva ne pernelyg daug atsilošusi. Kairė ranka čin mudroje, kvėpuojant liežuvio galiuką taip pat galim švelniai prispausti prie gomurio, kuris jungiasi su dantų linija. Ir pakelti dešinę ranką, du pirštus prispausti prie kaktos. Stengiamės būtent šitoj vietoje ir išlaikyti dėmesį, kurią liečiam pirštais. Ir pradedam skaičiuoti. Įkvepiam per kairę, 1, 2, 3, 4. Iškvepiam per dešinę, 1, 2, 3, 4. Vėl įkvepiam per kairę, 1, 2, 3, 4. Iškvepiam per dešinę, 1, 2, 3, 4. Vėl kairė, 1, 2, 3, 4. Dešinė, 1, 2, 3, 4. Toliau tęsiam patys. Skaičiuoti galim pabandyti greičiau, lėčiau. Pažiūrėkit, kaip jaučiatės patogiau. Kai pradedam daryti kvėpavimo pratimus, būna, kad kvėpuoti ilgiau nepavyksta, pradeda trūkti oro, tai galim kvėpuoti greičiau, o vėliau, kai pažengiam, pradedam mokytis kvėpuoti vis lėčiau. Kvėpuojant, naudojam diafragminį ir udžiai kvėpavimą. Kvėpuojant išlaikykit savo kūno suvokimą, kad pastebėjai įsitempia alkūnė, pečiai, veido raumenys. Galėtumėt atpalaiduoti ir tęsti pratimą atsipalaidavę.
Ir pakeičiam. Dabar įkvepiam per dešinę, iškvepiam per kairę. Nuleidžiam ranką, užmerkiam akis. Suvokiam savo kūną, vidinę būseną. Ir galim patyrinėti, kaip šis kvėpavimas paveikia mūsų kūną, paveikia mūsų vidinę būseną. Kokie pojūčiai, jausmai. Ir padarysim dabar greitesnį kvėpavimą. Taip pat, jeigu kvėpuojant jaučiat, kad viena šnervė yra labiau užsikimšusi, tai yra normalu. Jeigu galit kvėpuoti, pavyksta kvėpuoti, tai kvėpuokit, nes šnervių aktyvumas keičiasi per dieną keletą kartų, tai viskas su tuo yra gerai. O jeigu jaučiat, kad vis tik tai per sunku, negalite įkvėpti, tai padarykit kitą kvėpavimo pratimą ir šitą pratimą darykit tada, kai galėsit. O jeigu šitą pratimą reikia daryti, kai darom kvėpavimo pratimus ir nosis yra užsikimšusi, tai tiesiog kvėpuojam per burną, tarsi apžioja šiaudelį, bet įsivaizduojam, lyg kvėpuotume per skirtingas šnerves. Ir dabar greitesnis kvėpavimas. Su ugniniu kvėpavimu dabar derinsim, taip pat pumpuosim iš pilvo. Ranka dešinė keliauja prie veido, kairė ūdroje ir pradėsim. Kairė įkvepiam, dešinė iškvepiam. Įkvėpimas ir iškvėpimas turėtų būti vienodo ilgio, su daugmaž tiek pat energijos. Pakeičiam, įkvepiam per dešinę, iškvepiam per kairę. Nuleidžiam ranką, užmerkiam akis ir stebim savo kūną, vidinę būseną, kokį efektą šis kvėpavimo pratimas turėjo kūnui, pojūčiam, vidiniai būsenai. Tai tiek apie šį kvėpavimo pratimą. Jeigu turėsite daugiau klausimų, rašykit komentaruose, o aš su jumis atsisveikinu.